Rokiruoti vakar pavyko. Dabar 29 litrų kubė. Yra va tokias mamaitės, kurios jau vaikus išbaršiusias čia. Perkeltas iš žuvų. Augalai dar nepasodinti. Ir iš bachūrų patys šustriausi. Ir ką padariau? Įdėjau va tokį indelį, kuriame yra jau senas gruntas, ir dabar į šitą indelį susodinsiu augalus. Ne į dugną pliką, bet į indelį. Ir mailiaus turiu kelis šimtus, pusę tūkstančio iš tų mamyčių, kurios buvo suleistas į 157 litrų akvariumą. Nu jau vakar kiek gaudžiau, tiek gaudžiau, kiek sugavau tiek. 157 litrų akvariume dabar plaukė galaksijos jaunimasias, šamasai ir visi nebest krevečiai, kuriuos bet kada pagauti ir atiduoti. Jau surūšiuoti, nu taip sakykim, iki trejetuką. Nes trijose mažuose akvariumuose liko visi geresni. Tai čia yra ir raudona mamyčių, bet tokių kaip čeriukų neturiu niekur. Jau niekur. Nu ir augalus dabar sodinsiu į tuos indus, kurie irgi yra iš to smėlio, kuris buvo šitam akvariume, pilnas bakterijų. Ir aš anksčiau naudojau va tokius litrus kvadratinius, aukštus, ilgai šaknim. Vakar radau tokių puslitrinių, žemų. 0,75 čia kažkas tai. Turėtų užtekti šitiems augalams, rotalams taip toliau, kadangi augalai jau čia dabar laukia per važiavimą biškį suvarga, nyksta, aš šį vakar šito reikalų užsiimsiu. Nu ir paskutinis reikalas bus mailius, kurio vakar jau nebesuspėjau, mailnyką. O mailiauks akvariumuose, va, jau kitas yra prakutęs toks. Eis į tą 29 litrų kubą. Ir kol jie ten visai prakus, nes dideli dar juos skriaus. Ir viskas, naršinimas baigtas. O, čia jau yra gerai prakutusi. Jo tokie gali ir krevečių lervutės gaudyti. Tai gal iš šitų didžiausi gal jau eis ir prie didelių.